Ir vat mes ir einam per gyvenimą ir mes visą laiką mokomės, pasiimam kažką, ko nepageidaujam, atrandam, darydami, būdami savim, savo aukščiausią versiją. Ir visą laiką bus gyvenim kažkokių tai iššūkių. Nebus taip, kad, aš pakeičiau savį, niekada gyvenime nebereikės nieko keisti. Vis laik bus. Taip, vis laik bus. Mes esam čia, kad patirt patirtį, kad patirt tą procesą ir išmokti savį transformuoti tamsą į šviesą. Ir vat transformacija iš tamsos į šviesą. Nes yra labai daug civilizacijų, katros dabar mumis steb. Ir mes mokosi iš mūsų, kaip mes galim būti tokiam negatyv, tokiam stipriam negatyv tamsoj. Jo, ir mes galim tokią tamsą transformuoti į šviesą. Tom civilizacijom čia ir tiesiog kosmosas. Jie pamat, kad jeigu mes galim taip sunkiai padaryti, anie gyven žymiai lengvesnius gyvenimus. Ir planetų, kur ir žymiai lengviau. Absoliučiai negu šitoj planetai, čia kur mes esame. Čia žiauru. Tai jeigu mes galim padaryti tai, visi kiti gali taip pat tą padaryti, kad mumis steb iš esmės. Negalima savęs uždaryti, tai negalima smaugti. Nusikeikiai, netyčia, išėjo kažkas tai, viskas tvarkoj. Reikia atspūluoti ir gyventi taip flow, bangoj taip. Va tas ir yra, mes einame kiekvieną savo, mes va to, kaip tu sakai, bangom, ne? Jo. Mes turim savo tą unikalią, srovę. Kiekvienas turim savo unikalią srovę, gausos srovę, tą gausą, kur tu eini, tu įeini tą savo gausos kanalą, tik tada, kai tu leidi savo būti tas, kas tu iš tikrųjų esi ir be jokio lūkesčio. Visą aistros formulę, kaip ir prieš tai buvau minėjęs. Kai tu atlieki visą šitą dalyką teisingai, tu tada pradedi matyti visus tus vaisius. Ir va tavo gyvenimas pasikeitė ir tu tada atrodo, aš visą savo gyvenimą dariau tą ir elgiausi taip ir taip, nieko nepastebėjau ir nežinojau, nesuvokiau, kad aš turiu viską, ko man reikia prieš akis.